Visiems labas vakaras ir sveiki visi, kas prisijungia. Ir šiandien mes su naujų žmogaus instituto herojė, kalbam apie tylius herojus. Ir šiandien kartu su mumis psichologė Milda Vaznevičienė, kuri turi daug paties slaugoje ir dirbant su būtent slaugomais pacientais ir šitoj srity, ir kalbam apie tą sritį, kuri dažnai yra nutylima. Tai aš dar kartą sveikinuosi Mildą ir tada kviečiu ir pasakyti apie save šiek tiek, apie tai, kodėl pasirinkote šią temą, ir eikim tada į priekį ir būkim įdomus ir naudingi. Gerai, tai labas vakaras visiems. Iš tikrųjų, tai noriu labai padėkoti gerbiamam Juliui Neverauskai, kad sutiko su manim praleisti vakarą valandą, ir ačiū jums visiems, kurie prisijungėt. Tai taip, aš esu psichologė, medicinos psichologė, kognityvinės elgesio terapijos praktikė, mindfulness mokytoja, instruktorė, ir kaip ir minėjo, manau, kad taip, turiu nemažai patirties sukaupus, nes dirbu slaugos klinikoje medicinos psichologė, ir iš tikrųjų, kai pradėjau dirbti, pajutau, kokia tai yra svarbi tema, kiek tai yra aktualu, mano galva turėtų būti kiekvienam žmogui pagalvoti ir iškelti savo tokį klausimą. Tai tenka iš tikrųjų dirbti tiek su pacientais, slaugomais asmenimis, tiek artimaisiais, ir bendradarbiauti su medikais. Ir matau, kad iš visų kampų kartais būna sunku. Dalis žmonių galbūt ir susitvarko, bet daugam tai yra ir stresą kelinti patirtis. Tai kažkaip pagalvojau, kad mes visi esam kada nors ką nors slaugę. Ir kai ruošiausi šitai temai, aš pagalvojau, o jeigu staiga tai tęstųsi neribotą laiką ir aš nežinočiau, kada tai baigsis, kaip aš jausčiausi, tai galbūt yra tokių, kurie klausot ir nesat turėję tokios patirties, tai galbūt galėsit apmąstyti, tam tikrą prasme galbūt ir pasiruošti, iškelti tam tikrus savo klausimus, galbūt netgi gims idėjos ir mintys, kaip pasikalbėti tokia stipria, jautria tema su savo artimaisiais, o galbūt kažkas klausys ir atpažins save, galbūt atras savo atsakymus, o kodėl taip vyksta su manimi ir ką galbūt su tuo daryti. Tai aš tokį tarsi ir tikslą savo išsikėliau, tikiuosi, kad ir gerbiamas Julius taip mane padės ves kartu geranoriškai susipažinti iš arčiau, patyrinėti, ką reiškia, kai aš slaugau, kas su manimi vyksta ir kaip savo padėti. Tai... Ačiū labai, Milda. Ir aš prisiminiau, kai mes kalbam apie slaugą, aš prisiminiau savo patirtį, kuri buvo nuo vaikystės, ir man teko slaugyti savo senelį. Ir sakyčiau, kad aš ir pykau ant jo, ir nesupratau jo, būdamas ten gal kokių 10 metų vaikas, kaip juo reikėjo rūpintis ir taip toliau. Ir teko labai slaugyti arti savo močiutę. Ir po to jau prieš keletą metų aš slaugiau savo mamą, keletą mėnesių, labai taip sakyčiau, irgi gana arti pas mane gyveno, aš buvau ją pasiėmęs, ir mes slaugėm savo tėtį prieš mirtį mėnesį laiko, pasikeisdami su savo 2 seserim, ten visą laiką, visą parą buvom. Tai bus labai tada įdomu ir man asmeniškai galbūt reaguoti kartais. Ir aš kviečiu labai tuos, kurie mūsų klauso ir kurie dabar yra kartu, aš kviečiu irgi užduoti klausimus, gal pasidalinti savo patirtimi ir štaip aktyviai dalyvauti mūsų šitam darbe. Tai tada Milda, vėl tau žodis. Gerai. Ačiū, kad taip atvirai pasidalinot ir savo išgyvenimais ir patirtim, kuri naudinga gali būti. Tai aš gal dar noriu taip, kažkaip pagalvojau nuo prognozių, taip, kad didelė tikimybė, kad didžioji dalis iš mūsų turėsim šią patirtį. Jau dabar teko rasti tokios statistikos, kad net apie 1/3 žmonių slaugo savo artimą asmenį. Tai
kartais mes nesusimastom, kad tai ne tik tais psichologiniai dalykai, bet žmonėm reikia ir daug visko išmokti, ar ne, tokių dalykų elementariai kaip maudyti suaugusį asmenį, pamaitinti, prižiūrėti, kad vaistus išgertų, netgi gali būti ir kad teks išmokti, kaip suleisti vaistus ar kažkokias kitas medicininės ar ne paslaugas suteikti čia ir dabar savo artimajam, nes tiesiog nebus galimybės kitokios. Tikrai esu tą mačius, kaip žmonės bijodami adatų kraujo išmoksta, nes nėra kito pasirinkimo. Tai iš tikrųjų didelė, labai sudėtinga, kai kuriem gali būti ar ne patirtis. Ką pastebiu galbūt praktikoje, tokie truputėlį stereotipai, kad labiau galbūt tai moterims būdinga, dėl to, kad jinai švelni, rūpestinga, tačiau iš tikrųjų įsitraukia ir vyrai ne ką prašiau tą daro ir tikrai geba ir gali slaugyti, lygiai taip pat kaip moteris tą daro, nereikėtų labai kažkaip vadovauti stereotipų. Ir iš tikrųjų gal kartais mes susikoncentruojam į tuos asmenis, kuriuos slaugom, pamirštam save ir man labai patiko tokia mintis, tarsi atsiranda užslėpti ligoniai, pacientai, kurie taip pat turi sunkumų ir kuriems taip pat reikia dėmesio. Tai vat šiandien apie tuos herojus. Ir aš kažkaip galvoju, pradėsiu gal nuo emocinių sunkumų, kuriuos gali išgyventi, patirti. Tai taip norisi kažkaip, kai ruošiausi tarsi ir paprieštarauti, kad slaugyti artimai nebūtinai yra kančia ar labai sudėtinga, galbūt šiek tiek ir požiūrio kampas ir kai kuriem, kurie lengviau tvarkosi su slauga, iš tikrųjų tai gali būti kaip privalumas, pilnatvės jausmas, savęs įprasminimą, kai kurie jaučia, kartais netgi ryšys sustiprėja su slaugomu asmeniu, tačiau visgi turbūt daugelis iš mūsų, kurie turi tą patirtį, jaučia stresą, įtampą, gali kilti kaltė, liūdesys, pyktis, kaip ar ne, dalinosi Julius. Ir ką galbūt pastebiu savo darbe, kad kartais, o gal net ir ne kartais, ganėtinai dažnai žmonės šiek tiek ir slepia tiek nuo savęs, tiek nuo aplinkinių patiriamas emocijas, ypač tokias kaip pyktis, bijo pripažinti, kad aš jaučiu ir legalizuoti šitą jausmą. Kartais, ypatingai individualių konsultacijų metu, žmonės, kai pasijunta saugus, pasijunta suprasti, atsiveria ir sako, žinai, aš nebenoriu pasieiti, man tiek kyla pyktis ir nemalonus jausmas, aš pavargau nuo visko, ne, ir taip gali būti. Ta patiria kartais žmonės ir neišgyvena ir nereikėtų taip labai nuo savęs slėpti šitos patirties. Taip pat, kas dar su slauga dažnai atsitinka, kad žmonės patiria tokį tarsi atsiskyrimą, sumažėjo kontaktų, užsisklendžia, įsisuka į tą ratą, kuomet nuolat namai, darbas, šeimos kažkokie rūpesčiai ir tas slaugomas asmuo įsisuka. Ir nuo to irgi atsiranda nemalonus potyris, ar ne, mes tarsi atsiskiriam, neturim su kuo pasidalinti, tuomet negalim išsisakyti, pasipasakoti, pasidalinti. Ir kažkaip dažnai galvoju, mes Kübler-Ross stadijas daugiau pritaikom gedėjimui, bet ir vėlgi darbe aš susiduriu su tuo, kad žmonės iš tikrųjų tai, kaip pradeda slaugyti artimąjį, tam tikra prasme irgi pereina tas pačias Kübler-Ross gedėjimo stadijas. Tikrai. Iš pradžių galbūt sukyla neigimas, kad čia ne man, kad čia galbūt tik trumpai tai truks, toks neįsisąmoninimas iki galo, kad tai vyksta su manimi, nepriėmimas, tuomet gali kilti kita stadija, ne kaip pyktis, pykstame ant to žmogaus, kad jis susirgo, kad galbūt sveikata nesirūpino, kad galbūt gali būti pyktis ir ant savęs, kad galbūt per mažai įdėjau pastangų, kad priveršiau žmogų eiti tikrintis, ar ne, nes būna insultas, infarktas ir žmogus atrodo lyg ir kartais žmonės dalinasi, sako, visą mėnesį skundėsi ten, tarkim, širdies krūtinės skausmu plote.
ir sako, vat kažkaip taip ir nepastumėjau aš to žmogaus ten nueiti ir išgyvena tą tokią stiprų pyktį, kalties jausmą, tuomet, jeigu taip, aš taip iš eilės ar nevardinu, bet noriu pabrėžti, kad tikrai gali šokinėti tos stadijos ir dažniausiai taip ir būna, bet taip, jeigu jau remsimės ir ta tokia iš eilute, tai trečia tokia derybos, kai, aš čia paslaugysiu, aš pasistengsiu ir tą padarysiu ir kitus žmonės galbūt įtrauksiu ir įpareigosiu, kad jie darys, ir gal baigsis, ar ne, gal kažkaip čia sumažės tas, pasikeis situacija, pagerės būsena. Tai visaip gali būti, nebūna kartais ir depresija, ir man labai patiko depresyvi tokia galbūt būsena, ir man labai patiko Kubler-Ross idėja, kad nereikėtų bijoti tos depresijos, nes tai tarsi tokia legali pauzė, šiek tiek atsitraukti tam, kad mes galėtume priimti, kad truputėlį paliūdėti, pabūti su tuo, išjausti ir galiausiai priimti. Bet aš čia taip, kaip ir minėjau, labai gražiai suvarinau, ką žmonės išgyvena, bet gali būti, kad mes pykstam, tada jau lyg ir susitaikom, tada vėl galbūt išvargstam, pavargstam, pradedam derėtis, ar ne, galbūt netgi gali būti derybos, kad žiūrėk, gal mane pasiimk, ar ne, ką prisiminiau taip momentiškai, tai būna kartai žmonės sako, aš norėčiau būti to žmogaus vietoje. Ne, irgi atspindi tam tikrą emocinę būseną, kad žmogus yra visiškai pavargęs, išsekęs nuo to, kas vyksta su juo. Tai tikrai gali tas būti, tą gali išgyventi ne tik tais pats slaugantis asmuo, bet ir jeigu kognityvinės funkcijos puikiai veikia žmogaus, tai ir pats artimasis, kurį mes slaugom. Tai galbūt, jeigu taip klausot, ar ne, gal atpažįstat save, jeigu šiuo metu slaugot, kur jūs esat, ar ne, kas vyksta su jumis, tai labai normalu, kad tai vyksta, nereikėtų kažko labai stipriai keisti, nes iš esmės, kai mes susiduriam su slauga, jeigu niekada neturėjom tokios patirties, aš turiu įtarimo, kad gerbiamas Julius iš kelinto karto, ne, vis įgūdžiai, kompetencijos, pasitikėjimas, galbūt netgi žinojimas, kaip ką daryti, jis vis stiprėjo ir augo, bet jeigu mes pirmą kartą su tuo susiduriam, tai iš tikrųjų tai ypatingai dideli gali būti pokyčiai, elementariai, kaip jeigu reikia invalido vežimėlio, lova, galbūt kokia nors funkcinė ir kažkokios kitos priemonės gali būti, kad ne tik, kad reikės su savo emociniais išgyvenimais tvarkytis arba kažkaip savo padėti, stiprinti save, bet ir iš esmės pakeisti gyvenamąją vietą. Ne, pasikeičia šeimos galbūt netgi funkcionavimas, tai yra gali pasikeisti rolės. Ne, jeigu moteris labai stipriai pereina į slaugos momentus, tai vyrui ar ne antrai pusiai gali tekti daugiau kitų buities darbų, kyla įvairūs konfliktai, ne, santykių kažkokios problemos. Tai tų atsakomybių labai daug atsiranda ir iš to ir ateina tas toksai, kad mes tarsi prarandam savo įprastą gyvenimą. Ir tas gedėjimas gal ir ne visai netekties gedėjimas, bet mes galim gedėti to, ką mes turėjom. Daug kas įvardina, kai konsultuoju, kad gyvenau gerą gyvenimą iš esmės. Ir staiga jisai stipriai pasikeitė, ne, į visai kitą pusę. Ir aš nenoriu, ne, tas neigimas, aš nenoriu tame būti, norėčiau ir toliau taip gyventi. Tai aš noriu truputį pasakyti, jeigu pas mus vyksta gedėjimas, tai visada jis yra apie praradimą kažko tai ir nebūtinai praradimą žmogaus ar ten santykio kažkokio tai, bet gali būti praradimą vilties ar praradimą tos iliuzijos gali būti va šiuo atveju, kad aš to išvengsiu, ar ne, kad aš būtent galėsiu kažkaip tai gyventi be šitos slaugos etapo. Taip, tai jeigu mes gedim, mes visada taip reaguojam į kažkokį tai praradimą ir tai irgi gali būti mano praradimas autonomijos, apie ką labai gražiai Milda šnekėjo. Bet aš dar noriu, čia jūs labai gerai pasakojat, nuostabiai pasakojat, bet vieno aspekto nepaminėjot, nes tas santykis su slaugomu žmogum gali būti labai įvairus iki to slaugimo. Ir per mano ilgą psichoterapinio darbo istoriją aš esu matęs daugybę įvairiausių situacijų, kai buvo slaugomas žmogus, kuris, pavyzdžiui, smurtavo prieš tą savo vaiką. Taip?
kaip buvo slaugoma mama arba tėtis, kurie tenais kažkokiu tai būdu labai skriaudė tą vaikas. Ir tada pasikeičia santykis to vaiko. Arba, pavyzdžiui, priešingai, kai buvo slaugomas žmogus, kuris rūpinos, bet irgi daug man teko dirbti, koks nors tėtis, labai galingas, labai dominuojantis, viską valdantis, ten pasiturintis tėtis, kuris savo suaugusius vaikus valdė, gavo insultą, ar ne? Ir tie vaikai tada tampa bejėgi. Jie buvo